Aš gimiau ir augau Lietuvoje. Mano tėvai yra armėnai. Prieš 100 metų Turkijoje mano proseneliai tapo žiauraus genocido aukomis. Tai buvo pirmas 20 amžiaus genocidas. Per metus nužudė daugiau nei 1,5 milijono armėnų. Juos žudė tik todėl, kad jie buvo armėnai. Lietuvių tauta išgyveno ne vieną panašų išbandymą ir pareiškė solidarumą bei užuojautą armėnų tautai. Genocidas nėra tik vienos tautos tragedija. 2005 metais Lietuvos Respublikos Seimas pripažino armėnų genocidą. Genocido nusikaltimai neturi senaties. Skaudu ir gėdinga, tačiau genocidai vyksta ir šiandien. Tai tęsis tol, kol mes visi kartu nepasakysim. Prisimenu ir reikalauju.